Kaip jautiesi? Gerai. Ėjo kokie vaizdai? Jo, skirtingų, aš save kažkaip prisiminiau, kad tu kalbė, tik jau buvo 6, man atrodo, tai vėl pamečiau save. Prieš galą vien tik tai išgirdau kažkaip. Mm. Gerai, noriu grįžti prie to šikšnosparnio, kur pradžioje matai. Tai net nežinau, tai ką, jis ten tipo įtaką kažkokią daro ir viskas, darbuojasi. Mhm. Aš Tik nemačiau per to, Valentino kažkaip, dieną? Ar ir Nu, jis kitom? tipo jo, tą dieną jo. Jam tas va visas naikinimas to žodžio meilės, to prasmės. Jis to užsiema. Jis ne vienas sako, nu aišku, čia daug, Mhm. specializuojasi labai. O kas dirbo su to bro? Kiti. Kolegos sako. Tai ten visi iš šutvės vienos. Mm. Šeimininkas. Tai keičia žodžius, reikšmės, kad to pasikeistų supratimą, kad neliktų tų prisirišimų supratimų tikrųjų, stiprių. Tai žodžių tada gaunasi, tos vibracijos keičiasi, viskas energijos keičiasi, naikina taip visas teigiamus, pozityvias energijos vibracijas. Jas kaip diskredituoja, suniekina, iš nieko iš jų nelieka. Kai vienas kitam pastoviai sako myliu, myliu, tai kas iš tos meilės lieka? Tai niekas. Tie visi dvasingumai dabar, ten ta besąlyginė meilė viskam, pedofilams, satanistam, viskam. Nu, tai, kokia čia ta meilė? Nu, čia melas yra. Neįmanoma. Kažkas kvailas melas. Dėl savo ego pasisakyti, kad aš kitoks negu kiti, va, aš tai atseit sugebu. Nieko tu nesugebu, tu realybėje gyvenime pamatytum, koks yra, suvoktum realybę, o ne savo iliuzijas. Tu nešnekėtum tokių nesąmonių, kad tu besąlygiškai viską myli. Tai yra neįmanoma, čia yra dualumas. Tai žmonės šizofrenikai, visokie psichiniai ligoniai, silpnapročiai, savo iliuzijose paskembė, jie susikūrė tą melo iliuziją ir ją patikė. Tai čia psichinis neįgalumas yra, protinis atsilikimas. Bet taip naikina tos žodžius į prasmę reikšmę, nes tie, kurie tikrai žino, kas yra meilė, kurie sugeba jausti, turi tos jausmus, turi sielą, jie taip negali sakyti, nes žino, kas tai yra, žino tą reikšmę dar. Tai ar čia nebus tas, jo, ar nebus tas tie, kurie sako myliu, myliu? Tas besėlės būtybės, jos neturi reikšmų žodžių nėra, jam tik tai dėlėgų, kad pasirodyti, kad jisai užšiaus, nušvitęs, jisai ten prabūdęs kažkoks. Tipo, tai reikia kopijuokit visi mane, tai va, čia toks paleistas kaip botas. O aš galvoju, gal ta moteris, žinai, kaip yra, eina į bažnyčią religinę, gal jie tokie, oi, čia visus myliu, žinai, gal irgi tos. Ne, jos visų nemyli, jos ten griežtai žino, kas yra blogis, kas yra gėris, ten vienų nekenčia, kitų myli, vienus nužudytų, kitus ne, ten yra dualumas 100%, ten dalykų nebūna. Čia tik įpiliai visi tie dvasingės, nušvitę. Čia tie įsivaizduoja, kad čia visus reikia mylėti. Kažkur tai gal kažkokio tenais 4-5 ar ten kažkelintoj dimensijoje gal taip ir būna, gal tai įmanoma, bet ne čia nais, čia taip nėra. Čia tu pasakai, kad tu neturi supratimo, kur tu randiesi, kad tu nematai realybės. Ne, nu čia neįmanoma, jeigu nužudo tavo vaiką. Kankina, prievartauja, tenais, čia absurdas yra, čia toks nusišnekėjimas, yra melas savo visiems aplinkiniu. Ir to žodžio naikinimas yra, tos reikšmės naikinimas yra, tai čia destruktyvas yra aukščiausiame lygiai, čia taip gražiai sužeistų. Ir tą manipuliuoja, tai tie besėliai botai, kurie neturi supratimo apie jausmus, nežino, nejaučia tų energijų, negali to net išjausti, tai ir platina, jos kopijuoja. Ir šitas žodelis myliu, myliu, eina ir mėtosi, ne, myliu, myliu, myliu. Jo, kai šiukšlė gaunasi ir viskas, bereikšmė gaunasi. Va tie bro, myliu, visur dabar kiša, viską naikina. Tas buvo kažkaip reikšminga, prasminga, kad sunaikinti viską to gerą. Ir tos avis bukos, kurios neturi smegenų mąstymo ir ten gal net ir sielos neturi, tai jie vienodai rodo, jie kartoja, nes taip dabar madinga. Dėl hypo, dėl to cool tipo ir taip toliau. Tai destruktyvas per silpnapročius yra, už tai masiškai visi bukie, tas reikalingas destruktyvų, kad būtume be mentalo ar su silpnu mentalo, kad kuo bukesnis būtų. Tada lengviau tai manipuliuoti, tada žmogus nemąsto.
to nebendrauti, nesidalinti, nežinoti ir platinti tos destruktyvius virusus. Naikinti viską, stipriausias vibracijas, energijas, kad jų neliktų. Visa šutvėtų demoniukų sukilo. Nepatinka, kas nieko. Bet, žinai, jaunimui tai pasakysi, sakys, mes irgi, kai buvom jauni, galvojom, ką tie tėvai, žinai, nebesuprantam mus. Tai jaunimui dabar tai pasakytum irgi galvotų, čia. Tai nesvarbu, jaunas ir senas, arba turi kritinį mąstymą, arba ne, ar jisai botas yra tas užprogramuotas, ar jisai turi ten tą sielą, turi supratimą, žinai, jisai gali apsimesti, bet jisai viduje suprastų tą reikšmę. Arba kol nepatirs tų tikrų jausmų, to ir nežinot. Ja. Jeigu jisai tikras žmogus, tas siela turi supratimą, turi tą reikšmę, žino, tai jisai jį tie žodžiai paliestų. Jisai supras, kas yra teisybė, jis tai pajaus. O tie visi besėlės būtybės, kurio kopijuoja tie biorobotai visokie, jie bilieką šneka kopijuoja, jiems nesvarbu, ką tai jums sakys. Jiems net nėra prasmės šnekėti. Jie tik tai didžioji masė, kurie platina blogį ir viskas. Per meilės, brovė, sakė, visą kitą, tą visą mėšlą tik dalina viskas. Jie nėra skirtumo, nes jie nėra nieko verti, jie bereikšmės gyvybės formos ir viskas. Atminti, naikinti, kas yra gerai. Bet jų yra didžioji dauguma, tai štai jau per juos ir valdo viską. Gerai, ką dar matai? Gal skaičiau. Man nepatinka, kad čia sukilo visi tie visokie demoniukai, dabar žiūri, mane ten kažkas šniptasi. Užjudinai. Pelkė. Jo, aš klausiu, ko norit, kas yra, kas nepatinka. Ką sako? Negražai sako. Surinkau aš juos į tokį burbulą. Visus. Ir skaidžiau šaltinį viską ir aš žinau, viskas sunaikinau dalelėmis, kad neliktų nieko. Išdrasėjo kažkokie, kad ir tie gal bukumo platina patys užbukė. Bet palauk, gal ar ne prieš Helovyną jie čia taip suaktyvėjo? Koks man skirtumas, nuo ko jie lenda? Žinos, dalys. Nėra jų daugiau viskas. Paskui sako, žinai, su kuo sutapsi, to ir tapsi, tai gali tą bukumą platiną. Gal patys bukėja, žinai, galvoja, čia visi debiliukai kažkokie, tai kažką dar kai žaidinės bando grasinti kažką, tai kas jie tokie, man, kažkokie išmatos. Jau seniai aš taip nemačiau, dar tokie, tipo, pikti, rimti tokie vaizduoja. Man irgi keista. Žiūrėk, čia jau senai buvo taip. Čia jų tipo daug. Iškliuvai. Galvo kažką, čia dar aiškina kažką veiktų, savo galvo, visiškai. Kažką tai sumaišė su kažko, tai nežinau. Jau senai tai bebuvo. Kažkaip jau atpratau, kad čia kažkas lystų. Pasirodo, tai dingsta iš karto. Žiūrėk, matai, įdomiau darosi. Gerai. Aha. Ką daro atrasim? Dabar kas nors lys dar. Tegulė, bet tegu skaitosi, galvoja kažką. Ramybė kažkaip pievai žalia, saulė šviečia, kažkaip į vasarą. Ai, kažkur išėjai palisėti. Atsigauti. Kažkaip, nežinau, pasidarė tokį žalumą. Ar čia tavo... Raminti idėja, tai nežinau. Kažkaip, nežinau. Ar čia tau kažką nori parodyti, ar inkarnacija? Ar prisiminimas, sapnas? Ar tik taip palisėti? Balansą. Pienių šaknų, sako, dabar reikia prisirinkti kažkodėl. Ai, tas dalykas. Tipo laikas dabar šala, žemė dar neįšalosi, o šaknis yra dabar prisirbusios maksimaliai, tipo.
Aš dar mačiau, va, Ar lyg tai šiukavo daro? nušitėjus. Nu, jie džiovina ir po to ten geria, jo kaip arbatos dar kažką. Tai. Vieną kartą džiovinau, bet tokios man kai guminės gavosi, pilnai neišžiuvo, tai aš galvoju, gal jas smulkinti reikia, su smulkiau, žinai, po to kažkaip, nes tokios pasuk gabalais ten, nežinau, gal geriau tada išžius kažkaip. Ar blenderiuoti, iš vis ten miltelius daryti, nežinau, kaip ten daro, iš tikrųjų, aš nesidomėjau niekad, bet žinau, kad labai geras dalykas. Tai gal reikės net pasirautus, tų šaknų pakasti nereikės. Jeigu atsimeni, kurioje vietoje augo, tai... Oi, dar lapų yra, dar daug kartų. Šienauju tokia žolė dar kasdieną. Žasim paukščiam savo. Tai vis matau, sakau, dar žydinčių net yra, tai matosi lengva rasti, žinai. Ypač tas stambus tie krūmai, dideli lapai būna. Ten šaknis bus didžiulės. Pas mane daug pienių labai aplinkui yra. Žinai, kaip sako, va, tą informaciją, ką pagalvoju, tą per interneto prisėdį, tą tau rodo. Palauk truputį.